Labą dieną visi konferencijos dalyviai, svečiai, ekscelencijos, kiek jūsų yra, Seimo nariai. Man garbė, privilegija ir malonumas stovėti čia, atidaryti dalykinę konferencijos dalį. Aš pasistengsiu suspėti ir dėl to timerį atsidarau į savo laiką. 30 minučių pristatydamas tyrimo rezultatus. Nežinau, organizatoriai kaip norite, ar klausimai eigoje, ar po to. Tai turbūt matysime. Tai pirmiausia, aš labai trumpai pristatysiu patį tyrimą. Tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamas vaikų ir jaunimo sveikatos savijautos gyvensenos tyrimas, HBSC sutrumpintai vadinamas. Jisai atliekamas maždaug 50 šalių. Atliekamas ilgai, praktiškai 40 metų, Lietuvoje apie 30 metų. Tikslinė grupė yra 5, 7, 9 klasių mokiniai. Lietuvos atveju mes paskutiniam tyrime įtraukėme ir 11-okus. Tai kai kurie duomenys bus nelyginami su užsieniu. Ir tai, kuo naudingas šitas tyrimas, jis yra ne tik kaip stebėsenos tyrimas, kuris leidžia įvertinti tendencijas, pokyčius, atsižvelgiant į kultūrinius, politinius veiksmus, bet leidžia žiūrėti ir jų tarpusavio sąveiką. Tai reiškia, kokie veiksniai labiau prognozuoja teigiamus arba neigiamus pokyčius. Šalis, kaip minėjau, praktiškai visa Europa, matot, balta dalis yra diskvalifikuota, keletas šalių, kurios šiuo metu dar nėra įsitraukiusios, o paskutinis tyrimas Lietuvoje buvo atliktas 22 pavasarį ir buvo apklausta 124 mokyklos vaikai, kurie mokėsi 5, 7, 9 ir 11 klasėse. Tai toliau pristatydamas aš apie tas vaikų grupės kalbėsiu kaip 11, 13, 15, 17 metų, dėl to, kad tai yra dominuojanti amžiaus grupė tose klasėse. Ir iš viso tyrime buvo apklausta per 6000 jaunuolių. Taigi pačiam pranešime iš pradžių bus apie tai, kokios tendencijos Lietuvoje. Tada pajudėsime link to, kaip Lietuva atrodo Europos kontekste. Šiek tiek apie patyčių demografiją. Beje, patyčias mes vertinome tiek patiriamas mokykloje, tiek ir internete. Tada sąveika su emocinė sveikata. Aš nežinau, gal kai kurie iš jūsų ir anksčiau esate dalyvavę šitose konferencijose, tai aš esu minėjęs anksčiau apie labai aiškę sąveiką tarp patyčių ir savižudybės rizikos. Tai, kaip žinote, Lietuva vis dar yra pakankamai aukštais rodikliais, kalbant apie savižudybės. Ir tai yra turbūt radikaliausiai neigiama emocinės, psichologinės gerovės inkarnacija. Tai šiandien šiek tiek kalbėsiu apie švelnesnės emocinės išeitis, kurios nebūtinai yra mažiau svarbios. Vienas kabliukas apie slaptą ginklą prieš patyčias, galbūt kaip galimybę. Ir labai trumpai peržvelgsiu, ką HBSC kaip tarptautinė bendruomenė siūlo imtis siekiant sumažinti patyčių mastą Lietuvoje ir Europoje. Tai pirmiausia apie pačias patyčias. Gyvos patyčios patiriamos mokykloje, tai reiškia dažnos, reiškia keletą kartų per pastaruosius metus. Ir matom, kad bendras Lietuvoje 2022-aisiais 5-9 klasių grupėse paplitimas buvo 14%. Tai yra patyčių, kurios yra inicijuojamos. Tai yra 14% mokinių nurodė, kad jie sąlyginai dažnai tyčiojasi iš kitų vaikų. Ir matome amžiaus gradientą, kad 11, 13, 15 grupėse yra daugiau, toliau šiek tiek mažėja. Ir matom, kad paplitimas lyginant su Europa yra kone dvigubai didesnis.
Kas yra gerai, kad nepaisant šitų didelių skaičių yra stebima mažėjimo tendencija Lietuvoje, ypač pastaraisiais 4 metais. Ir tas mažėjimas stebimas praktiškai visose amžiaus grupėse. Vėlgi galima kelti klausimą mokslinį ir praktinį, ar vaikai labiau suglumę būna, kai gauna tą klausimą ir nenori atsakyti, kad taip aš tyčiojuosi, ar iš tikrųjų patyčių mažėja. Tai čia turbūt daugiau specialistai ir mokyklų, tėvų atstovai turbūt daugiau galėtų pasakyti apie tą pokytį, kiek jis tvarus. Kalbant apie patiriamas patyčias, tai reiškia, kiek vaikų sako, kad iš jų buvo tyčiojamasi pastaraisiais mėnesiais, tai tokių vaikų yra apie 27%. Tai grubiai 1 iš 4 vaikų nurodo, kad pastaruoju metu, pastaraisiais mėnesiais yra patyręs keletą kartų patyčias ir čia vėl yra amžiaus gradientas, su vyresniu amžiumi tarsi mažėja. Ir Lietuva čia daugiau nei 2 kartus viršyje Europos vidurkį. Kalbant apie dinamiką, matom, kad teigiama dinamika, tai yra mažėjimas stebimas 9-11 klasiai, gana maži rodikliai, bet 5-7 iš esmės lieka tokie patys, tie svyravimai per pastaruosius 15-20 metų beveik lieka tam pačiam lygyje, apie 30%. Kalbant apie patyčias internete, truputėlį apie pačią kategorizavimo struktūrą. Jeigu pamenate, prieš kelias minutės dažnas gyvų patyčių patyrimas, tai yra keletą kartų per pastaruosius mėnesius. Tai patyčių internete atveju kartelė yra truputėlį kitokia, tai reiškia 1 kitas kartas per pastaruosius mėnesius. Tai reiškia truputėlį retesnis patyrimas, bet tai yra pabrėžiama dėl to, kad patyčių patiriamų internete poveikis arba impaktas, jisai turi potencialą ilgesniam laikui. Priešingai negu gyvų atveju, tai yra atėjo, įvyko, išėjo, ar ne, ir tas įvykis gali užsimiršti, gali neužsimiršti, tai patyčių internete atveju tai gali ilgiau likti internete, tai gali likti mėnesiais, metais ir vaikas tą poveikį emociškai gali nešiotis gerokai ilgesnį laiką. Tai dėl to ta diferencinė reikšmė yra truputėlį kitokia. Ir čia mes irgi matom labai panašų paplitimą, 26%. Ir truputėlį skirtumą matom tarp berniukų ir mergaičių, kad kitaip dėliojasi. Tarp berniukų yra truputėlį didėjimo tendencija 5-9 klasių grupėse, tarp mergaičių yra šiek tiek link mažėjimo. Tai yra tyčiojasi iš kitų vaikų internete. Ir pokytis pastaraisiais 4 metais, anksčiau mes to nevertinom, yra toksai pastebimas. Praktiškai berniukų grupėje vos ne 10 procentinių punktų, mergaičių grupėje 5. Kas lyginant su tuo, ką matėm gyvų, tų mokykloje patiriamų patyčių palyginimo atveju, tai skirtumas gana didelis. Ir čia aš manyčiau gana didelis iššūkis visiems, tiek tėvams, mokykloms, tiek specialistams dirbantiems šitoje temoje, kokių priemonių imtis, nes internetas yra iš esmės laukinis. Ta prasme, kad jį yra beproto sunku suvaldyti. Vakarų pasaulyje nieks nenori imtis rusiškų ar kiniškų priemonių, ribojant kažkokius interneto šaltinius, tinklus ar dar ką nors. Ir tada, kai mes turime laisvę šitoj vietoj, štai pareina truputėlį ir kita monetos pusė. Ir čia aš manyčiau truputėlį vėliau apie tai kalbėsiu, kad tikriausiai ne tiek smarkiai institucinės priemonės, kiek turbūt kultūrinės su bendravimu, su bendravimo kultūra, su raiška, su emociniu išsilavinimu ir atjauta susiję dalykai, jie turbūt gali padaryti didesnį skirtumą negu grinai vien tik formalios priemonės, nes jų yra labai sunku imtis sužiūrint viską, kas vyksta internete, nes kiekis apimtys yra nežmoniškos. Ir
patiriamų patyčių internete kiekis dar šiek tiek prie skaičių, tai irgi labai panašus, vėlgi viens iš 4 vaikų nurodo ir bendras procentas tarp berniukų didesnis nei mergaičių ir Lietuvoje beveik 2 kartus daugiau negu Europoje. Tai dabar truputėlį apie vietas, artėja Eurovizija, ten siekiame pirmų vietų, kalbant apie patyčią siekiame žemesnių vietų, bet mums nelabai sekas. Tai vienintelė nominacija, kur Lietuva nėra pirma, o viso labo 3, tai yra inicijuojamų patyčių, tų aktyvių patyčių mokykloje. Tai matot gretimos šalys, mes dažniausiai linkę galvoti, kad tai tik tais rytų blokas, bet Grenlandija, priklausanti Danijai, irgi yra gana aukštai šitoj vietoje ir ten kultūrinis, istorinis kontekstas taip pat prisideda. Štai žiūrim, patiriamų patyčių Lietuva 1 vietoje, internetinių patyčių 1 vietoje, čia yra visos amžiaus grupės ir inicijuojamų taip pat. Tai nepaisant tų teigiamų pokyčių, kuriuos mes matėme kai kuriuose amžiaus grupėse, tie pokyčiai kažkiek vyksta ir kitose šalyse. Ir bendras rezultatas, kad mes vis dar turime į ką lygiuotis labai daug. Tiek šiaurės šalis, tiek ir didelę dalį kitų Europos šalių. Labai trumpai apie pačią demografiją, turbūt jūs jau pastebėjote, kas akyliau kreipėte dėmesį apie lyties ir klasės gradientą, tai apskritai čia dabar įvedu naują valiutą, toliau, kur bus skaičiai su kableliais, tai bus šansų santykis arba galimybių santykis ir tai yra rodiklis, kuris rodo, kiek tam tikra grupė turi didesnę riziką arba mažesnę negu kitos. Ir atspirties grupė yra visą laiką ta, kurios šansų santykis yra 1. Tai pavyzdžiui, jeigu mergaičių patyčių patirtis yra vienetas, tai lyginant su jom berniukų yra 2,3. Jeigu inicijuojamos patyčios, jeigu patiriamos patyčios 1,2 karto, internetinės patyčios 4 ir 2 kartai. Tai kitaip sakant, berniukai turi didesnę riziką 2, 3, 4 kartus, didesnę riziką patirti įvairių rūšių patyčias negu mergaitės. Jeigu paimtume amžiaus gradientą ar ne klasės, tai jeigu 5 klasė būtų prilyginta vienetui, tai kitos, kaip ir matėte, jau rizika turi šiek tiek mažesnę. Vėlgi, kodėl ta rizika mažesnė yra gilus ir ilgas klausimas, ar ne, tai gali būti ir adaptacija, ir saviveiksmingumo didėjimas, ir odos užsiauginimas gal kai kuriais atvejais, ar ne, tai yra įvairios priežastys, bet tai mes matom sistemingai, kad Lietuvos sąlygomis su amžiumi patiriamų ir inicijuojamų patyčių moksleiviai nurodo mažiau patiriantys. Dabar sąveika su emocinė sveikata. Pirmiausia, apskritai saviveiksmingumą kaip tokį dalyką įvesiu. Tai galbūt kai kam žinomas, kai kam ne visai. Tai bendrai yra žmogaus pasitikėjimas, kad jis gali susidoroti su jam kylančiais sunkumais, problemom. Tai moksleivių atveju mes klausėme apie jų gebėjimą spręsti problemas, rasti sprendimus, kai kyla sunkumai, pirma dalis, ir kita susidoroti su tais sunkumais, kurie kyla. Ir mes sistemingai matom, kad vaikai, kurie patiria patyčias dažniau, jie turi mažesnį tą gebėjimą saviveiksmingumo. Tai ką visą tai praktiškai reiškia, kad saviveiksmingumas ir patyčių patyrimas yra susiję sistemingai dalykai. Ir jeigu mes bandytume imtis priemonių, tai tikriausiai stiprindami saviveiksmingumą mes didintume šansus, kad vaikai atstovės arba išvengs patyčių, arba stengs ieškoti aktyviai sprendimų, kaip tai išspręsti. Kilus konfliktinėms situacijoms per patirtį patyčių, jie bus aktyvesni veikėjai. Tai kitaip sakant, saviveiksmingumo gerinimas turėtų būti pakankamai efektyvi strategija. Klausimas, kiek jinai sumažintų
bet iš esmės tai rodo, kad labai sistemingas veiksnys. Ir beje, lyginant su kitomis Europos šalimis, pagal moksleivių saviveiksmingumą mes esam tarp tų silpnesnių šalių, tarp 5-7 silpniausių. Tai vėlgi vaikai jaučiasi nepakankamai stiprus, galintis ar įgalinti spręsti savasias problemas, ar tai būtų susijusios su santykiais, ar būtų bet kokios kitokios, nes čia buvo kalbama apie įvairius sunkumus, klausiant apie saviveiksmingumą. Dabar pasitenkinimas gyvenimu, vėl matom, kad tie vaikai, kurie retai patiria patyčias, kokios jos bebūtų, jie pasitenkinimą gyvenimu turi aukštesnį, kurie dažnai patiria patyčias, jie turi pasitenkinimą gyvenimu žemesnį. Jeigu žiūrėtume apie psichosomatinio pobūdžio simptomus, tokius kaip galvos skausmas, pilvo skausmas, nuotaikos svyravimai, prastas išsimiegojimas, tai ten matom atvirkščiai didesnė rizika tų, kurie dažnai patiria patyčias, jie patiria dažniau ir tuos simptomus. Ir tai yra vėlgi labai sistemingai. Matom, kad didesnis poveikis tiem, kurie patiria, negu tie, kurie inicijuoja, bet nuolatos ir sistemingai noriu pabrėžti tą sąsają, kad vaikai ir paaugliai, kurie patiria patyčias, turi neigiamų tų pasiekmių labai panašiai kaip ir tie vaikai, kurie inicijuoja patyčias. Neretai tai yra tie patys vaikai, ar ne, bet kai kuriais atvejais skiriasi. Ką visą tai praktiškai reiškia, kad tikriausiai mes turėtume matyti ne tik auką, bet ir iniciatorių. Ir iniciatorius nebūtinai kaip žiūrėti su ta pirma teisinė akimi, sakytų kaltas, ar ne, kad tikriausiai tai vaikas, kuris pats stokoja emociškai jaukios aplinkos ir išteklių, ar tai būtų namai, ar tai būtų mokykla, ar tai palaikymas, galų gale mokymosi galbūt sunkumai, ir jis per tą išveikia. Ar ne? Ir tai rodo labai sistemingai įvairūs rodikliai, kad vaikai, kurie yra aukos patyčių ir vaikai, kurie yra iniciatoriai, psichikos ir emocinės sveikatos požiūrių ir gerovės požiūrių, jie dažnai yra labai panašus vaikai. Tai kitaip sakant, priemonės nukreiptos tik į auką gali būti nepakankamai efektyvios, nes priemonės, kurios būtų įgalinti ir tuos vaikus, kurie patys imasi patyčių, net ir nesuprasdami, kodėl jie taip daro, jie gali irgi stokoti pagalbos, palaikymo, paramos ir įvairių gyvenimo galimybių. Taip pat mes matom su laimingumu, vaikai, kurie dažnai patiria patyčias, rečiau jaučiasi laimingi, ir matom su vienišumu, tie vaikai, kurie patiria patyčias ir inicijuoja, jie jaučiasi vienišesni. Tai tas yra labai sistemingai matoma, iš esmės kokį emocinės sveikatos gerovės rodiklį be paimtume, mes matome labai akivaizdžias sąsajas, labai nuoseklės. Tai ką mums kaip mokslininkams tai duoda tvirtumą ir pasitikėjimą tuo rezultatu, kad tai nėra atsitiktinis dalykas. Dėl to, kad kai būna, neaišku, sakykime, vienas rodiklis rodo, kad sakykime, vienišumas yra susijęs su patyčiom, o ten, tarkim, laimingumas ne. Tai tada taip pagūščiojam pečiais ir galvojam, o ką visą tai reiškia. Tai tikriausiai daugiau duoda klausimų negu atsakymų. Tai va tokiu atveju, kaip dabar yra, kur labai nuosekliai matom, kad kokį be paimtume emocinės gerovės rodiklį, visur akivaizdžiai matom, kad patiriantys patyčias ir inicijuojantis vaikai, jie dažnai turi prastesnį emocinės sveikatos profilį, visą tai sako, kad tai yra labai tikėtina, kad susiję dalykai. Dabar čia tas kabliukas apie slaptą ginklą, visiškai turbūt nunešiu į kitą sferą, tai yra organizuotas laisvalaikis. Mes su tyrėjais tiesiog pasižiūrėjom, šiek tiek buvo ir su tarptautinė grupė, taip pat ir Lietuvos grupėje pasižiūrėjom, ar organizuotas laisvalaikis kaip toks gali būti prognozuojantis veiksnys patiriamų patyčių, ir mes matom labai akivaizdžiai, kad, sakykime, pasitenkinimo gyvenimo atveju patyčios, aktyvios patyčios mažina pasitenkinimą gyvenimu, organizuotas laisvalaikis didina. Psichosomatinių simptomų matom virš vieneto
Patyčios didina, laisvalaikis mažina, ar ne, simptomatiką. Laimingumo vėl atvirkščiai tą tendenciją matom, kad patyčios mažina laimingumą, laisvalaikis didina, ar ne? Ir ta pati tendencija matosi tiek prie inicijuojamų patyčių, tiek patiriamų patyčių lygiai taip pat matom, tiek internetinių į vieną pusę, tiek ir patiriamų internetinių. Ir čia mes dar kontroliavom ir pagal amžių, ir pagal lytį, ir pagal saviveiksmingumą tam, kad galėtume eliminuoti juos kaip galimus veiksnius. Tai kodėl tai galėtų būti ginklas ir kodėl jisai slaptas? Tai slaptas visų pirma, kad, patyčios yra patyčios, laisvalaikis yra laisvalaikis. Ir būkim geri, nemaišykim dviejų dalykų. Bet panašu, kad tai gali būti susisieję reikalai ir kodėl ta sąsaja gali įvykti, tai visų pirma, kad organizuotas laisvalaikis, vienas dalykas, jisai įneša discipliną. Ne, tai yra kaip taisyklė kažkokia reguliari, daugiau ar mažiau reguliari veikla. Beje, ką turim omeny, tai yra sportavimas, tai yra skautų būreliai, tai yra muzikos būrelis, tai religinės bendruomenės. Tai yra kažkokie workoutai, dar kas. Ta prasme, bet kokia veikla, kuri vyksta organizuotai ir kaip taisyklė su bent vieno suaugusio supervizija. Ar ne? Tai vat šitie dalykai, jie vienas, kaip sakiau, ar ne, pati disciplina, kitas, kad vaikai veikia kaip taisyklė grupėje ir jie nebūtinai yra į kažkokį labai pasiekimą, kad vat man reikia pasiekti ir aš turiu per kitų galvas lipti, ar ne? Tai yra, kad dažnai apie buvimą kartu, įgalinimą kartu. Suaugusio priežiūra reiškia, kad yra tam tikros taisyklės apie saugumą, kas yra gerai, kas negerai, ar ne? Kaip aš galiu reikšti savo pyktį, nepritarimą, agresiją ar nuovargį, o kaip gal reikėtų susilaikyti. Kaip taisyklė, gana dažnai prie organizuoto laisvalaikio tas suaugęs, kuris veda užsiėmimus, jis turi dar ir tam tikrą autoritetą, kuris kartais būna netgi kompensuojantis autoriteto iš mokytojų pusės arba iš tėvų pusės tą trūkumą. Ir kai kuriais atvejais tie būrelių vadovai, jie atlieka net ir rolės vaidmenį, tas role model kaip angliškai, kad tai yra žmogus, į kurį orientuojasi jaunuolis, ar tai būtų mergaitė ar berniukas ar dar kas nors. Ir tada tas žmogus, nustatydamas buvimo, bendravimo, konfliktų sprendimo, tarpusavio sąveikos, laisvalaikio leidimo, bendravimo, visus tuos standartus, kabutėse, jisai net neversdamas vaikų, nesakydamas, kad tai yra gerai, taip turi būti, bet jis sudaro tą kultūrą. Ir vaikas, tai jis yra laisvalaikyje tokiu atveju, ar ne? Jisai dėl savęs tą laiką leidžia ir dėl to šičia aš ir sakau, kad tai yra slaptas ginklas, nes paprastai tai yra visiškai nesiejama su kažkokiu bendravimo kultūros ugdymu ar kažkokiu konfliktų sprendimo gebėjimų ugdymu. Dažniausiai mes viso to nematom, mes matom, kad štai išėjo, praleido laiko, parėjo, viskas ir gerai, svarbu, jisai tenai tuo metu nenaršė internete ar gatvėmis nesišlaistė. Tai iš tikrųjų už to dar slepiasi visai eilė kitų psichologinių ir socialinių efektų, kurie gali būti teigiami. Ir vėlgi šiaurės šalys taip pat turi patirties labai įvairios, kur papildomas dėmesys skiriamas į vaikų įtraukimą, į popamokinės veiklas, kurios būtų ne pagal tvarkaraštį, ne pagal grafiką, bet kurias vaikas gali rinktis. Ir čia dar vienas elementas, vėlgi tiek apie saveiksmingumą kalbant, tiek apie vaiko autonomiją. Mokykloje vaikas gauna tai, ką davė suaugę, ar ne? Ta prasme, dalykų jis nesirenka, pamokų laiko jis nesirenka, net ir į kurią mokyklą eiti ne visą laiką jis gali rinktis. Kalbant apie laisvalaikio formas, jis dažnai jau renkas. Jis jau sako, man nepatinka muzika, aš noriu labiau ten mėtyti į krepšinį. Okei, jis tenai eina, ar ne? Tai čia yra labai svarbu, kad vaikai ir turėtų galimybę tam organizuotam laisvalaikiu ir turėtų galimybę kažkiek rinktis. Be abejo, didmiesčiai tam turi didesnės galimybės negu mažesni, bet pats principas nuo to nesikeičia, kad tai yra svarbus
galimybių blokas, sakyčiau taip. Ir tada labai trumpai apie tai, ką HBSC konsorciumas siūlo dėl patyčių mažinimo. Tai parama švietimo kampanijos ir politikos priemonės, jeigu taip nuoširdžiai sakyt, man kartais susidaro vaizdas, kad netgi tos šalys, kuriuose yra mažai patyčių, galėtų pasimokyti iš mūsų. Nes tai, kad pas mus tai didelė problema, pas mus jau yra pradėtos įvairios priemonės jau ne vienerius ir ne 3 ir ne 5 metus, tai rodo, kad šitą short-term actions, ar ne, sąlyginai trumpalaikių veiksmų paketą mes jau judinam, jau tai vyksta, jau yra priimami tam tikri mokyklose ar bendruomenėse ar politikos sprendimai ir deklaracijos, ir tai yra gerai, bet tai nėra garantuota sėkmė. Nes vėlgi, jeigu šnekėtume apie tą patį, kaip sakiau, aukos ir iniciatoriaus problemą, ar ne, tai didžioji dalis priemonių orientuota į auką, nes jis yra nukentėjęs, jisai pasiskundė, ar ne, o tas, kuris pats tyčiojasi, jis nesiskundžia kažkam, kokios problemos, aš išgyvenau, aš dar virš vandens, ar ne, tai čia irgi tos galimybės dar galėtų būti kažkaip galbūt judinamos, bet panašu, kad Lietuvoje jos pakankamai jau irgi įsivažiuoja. Bet kalbant apie ilgalaikius efektus, ilgalaikės priemonės, jos yra gana sunkios, nes tokie dalykai kaip kultūrinis arba elgesio pokytis, skatinti pagarbos kultūrą, pagarbaus bendravimo, atjautos kultūrą, nesmurto kultūrą, šitie dalykai jie yra iš esmės visos visuomenės reikalas. Ir jeigu vaikai mato, kad sakykime, socialiniuose tinkluose, kaip reaguojama į kažką, kas nepatiko, tai mes matom, agresyvios tos raiškos socialiniuose tinkluose užtenka, pakankamai nemažai yra ir natūralu, kad jauni žmonės irgi iš to mokosi. Jie mokosi, kad štai, tai yra irgi elgesio standartas, elgesio modelis, dar geriau, kad soctinkluose galima ir pasislėpti, galima paskyras kaitalioti, galima dar kitus dalykus daryti. Ir matant tokią kultūrą yra tikrai apsunkinta kai kuriems žmonėms mokytis, tai kas čia yra tas gerai, ar ne? Tai koks čia elgesys yra, kabutėse, lygis, o kas yra nelygis, ar ne? Ir tai neįvyksta šitie pokyčiai per metus ar 2, ir tai neįvyksta vien per, kažkurioj mokykloje pavyko ir štai tai bus efektyvu. Tai yra, iš esmės apie visą visuomenę kaip kultūrą. Ir vėlgi, kaip sakiau, apie agresoriaus ir aukos vaidmenų, kaip pasakyti, ne baltą juodą žvilgsnį, tai truputėlį yra apie atjautą tą pačią. Mes dažnai galvojam, kad atjautą pirmiausia reikia teikti tik tais aukai, bet iš tikrųjų ir agresorius neretai tame būna ir vėlgi, jei kalbėtume vaikai ir suaugę lygiai taip pat irgi. Kai kuriais atvejais ir suaugusiems reikia pagalbos tam, kad jie galėtų padėti vaikui, kad jie atpažintų tai, kad jie užuot puolę kitus tėvus ar suaugusius sakytų, o ar yra kaip mes galėtume jums padėti, ar jūs atkreipėte dėmesį į vieną ar kitą problemą ar sunkumą, arba kaip jūs tvarkote su ta problema. Tai truputėlį apie tą įgalinimo, supratimo, priėmimo, atjautos kultūrą, kuri būtų ir vaikams, ir agresoriui, ir aukai, bet ir suaugusiems. Nes būtent tada mes jau galime tikėtis dialogo. Dėl to, kad jei suaugęs jausis, kad jis visą laiką atsakingas ir kaltas, o vaikas visą laiką teisus, jis irgi nesijaus saugiai. Ar ne? Tai čia irgi tėvai, kad norėtų skirti dėmesio vaikui, kad jie būtų pasiruošę tam, ne visą laiką užtenka tik tais baudžiamųjų priemonių, sakant, kad jūs privalote tai, jeigu jūs nepadarysite to, bauda tokia ar anokia. Tai be abejo, ir tokių priemonių tam tikrą apimtim reikia, bet šiaip reikia labai galvoti apie tą kultūrinį, emocinį įgalinimą, kur žmonės galėtų mokytis vieni iš kitų ir suteikti jiems galimybę to mokytis ir priimti nežinojimą ir nemokėjimą, o ne tik sakyti, kaip tu, kodėl tu turėtum ir dar ką.
Ne, jei žmogus nedaro to, tai ryškiausiai jis ir neturi to daryti, nes jis pragyveno tiek metų nedarydamas kažko gerai, ar ne, ir išgyveno kažkaip. Tai va, tai long-term actions yra gerokai sudėtingesnė sritis ir matau, kad tik 20 sekundžių liko, tai susipakuoju. Pirma žinutė, kad vis dar esame pakankamai dideliais rodikliais, kad tai yra patyčios susijusios su emocinės sveikatos mažesniu gerumu, ar ne? Ir trečias, kad organizuotas laisvalaikis gali būti slaptas apėjimo būdas toms problemams spręsti. Tai tiek aš buvau suplanavęs su jumis pasidalinti. Ačiū. Ačiū labai, Kastyčiui Šmigelskui. Šis tyrimas turbūt yra tas toks lakmuso popierėlis, ar ne, jis mums padeda matyti, kurioje vietoje mes esame, ar ne, ir kad tikrai primena, ir aš manau, kad taip tikrai aštriai primena, ar ne, tie rodikliai tikrai rodo, kad situacija yra sudėtinga, ar ne.